Tai va, atvykom į Porto laimingai. Gavom trivietį kambarį už 2 naktis 100 eurų. Labai normaliai. Dar gavom bonkų porą nemokamai. Porą bonkų gavom nemokamai. Sutikom lietuvių metro. Sutikom lietuvių metro. Pasakė, kur išlipt. Linkėjimai lietuviams. Auga palmės aplinkui, tai va, žodžiu. Kai bus minus 20, masiusim palmių nuotraukų biškiams. Tai va, ką čia dar papasakojus. Matėm kažkokį narkomaną, jau matyti, kur tvarkėlę varė. Gali būt. Kažkokį ten viskas gražu. Eisim pavalgyt, prisigersim iki komos ir rytoj matysim. Bandysim apeit miestą. Visą geriausią. Bye-bye. Reikia išmokti dar portugališkai kažką, ne? Va, Marko Gazolis. Buongiorno. Štai kambarėlis, TV, kondicionierius, priešgaisrinė tarnyba. Turim barą po langais. Va, vonia, viskas čykiai, ir dušas yra, ir tualetas, ir rankšluostukai originalūs, ir muiliukai, va, kokie. Kas dar? Ai, balkonas, dar ir balkonas yra. Atsidarom ir išlendam į gatvytę va tokią gražią. Kažkoks klubelis ar ten parduotuvė. Matom. Ai, parduotuvė tikriausiai. Va. Visi kalba portugališkai. Jo, anglų kalba labai gerai kerta visi. Pačiam centre.